Sakykite, ar žinote Lietuvos centrinio banko valdybos pirmininką? Tai Reinholdijus turbūt Šarkinas. Jau, kaip sakoma, dar vaikas buvo, mokykloje mokiausi, buvo tas pats ir, kaip sakoma, galėtų būti aktyvesnis, nes šiaip daugiau kalba komercinių bankų analitikai, specialistai, o Šarkinas ištraukiamas tik tada, kai reikia tautą nuraminti. Ir iš tikrųjų jo nieks netiki, ką jisai ten žada. O dėl lito devalvacijos, aš manau, gal ir bus, gal ir nebus, bet iš tikrųjų, jeigu ekonomika neatsigaus, tikrai litas nebus toks stiprus ir stabilus. Ir ką nori gali daryti, jo to stabilumo neužtikrins. O tai sakykite, kur dingo pinigai, jeigu buvo sumažinta privalomų rezervų norma nuo 6 procentų iki 4 procentų. Tai ir nepasikeitė taip, kaip tikėtasi pinigų kiekis rinkoje. Galbūt Reinholdijus čia kaltas? Ne, jis nekaltas, tiesiog žmonės tuos pinigus, aš galiu pasakyti iš verslo pavyzdžių, tiesiog sąskaitas turėjo verslas kai kuris Lietuvoje litais. Jie tiesiog nusprendė, kad geriau turėti eurais ir Vokietijos banke, nes tai yra stabiliau. Tai tarkim, viena firma 5 milijonai, kita firma 20 milijonų. Ir kas Lietuvoje lieka? Nieko nelieka, lieka pinigai kojinėse, kurių žmonės bijo išleisti, nes taupo juodai dienai. O Šarkino kojinė didelė ar ne, jūsų manymu? Nemanau, nes batai tokie smaliais galais, tai turbūt ten daug netilps. Koks yra Lietuvos centrinio banko valdybos pirmininkas? Pirmiausia, gal žinai, kokia pavardė? Šarkinas. Reinholdijus Šarkinas. O tada sakyk, kur dingo pinigai, kuomet buvo sumažinta privalomų rezervų norma nuo 6 iki 4 procentų ir apyvartoje pinigų kiekis nepadidėjo taip, kaip tikėtasi. Kur tie pinigai? Gal Reinholdijus sąskaita? Ne, pinigai dėja grįžo bankam atgal į sąskaitas, nes bedėja bankai neskuba dalinti verslui pinigų, labai sugriežtėjo sąlygos skolinimų. Žodžiu, Reinholdijus čia nekaltas? Ne, nekaltas, kalti bankai. Ar žinote, kas yra Lietuvos centrinio banko valdybos pirmininkas? Šarkinas. O ką manote apie jį kaip asmenį? Nu kaip, ledinis veidas ir viskas. Nebaugina jis jūsų? Gal ir baugina. Centrinio banko valdybos pirmininkas yra Reinholdijus Šarkinas. Beje, visi 5 asmenys, sudarantis Centrinio banko valdybą, yra baigę Vilniaus universitetą, kas dar kartą įrodo, kad tai yra labai kompetentinga įstaiga. Na, o kalbant apie poną Šarkiną, dažnai atrodo, kad jis per ilgai užsisidėjo savo postą, nes pasirodo televizijos ekranuose tik Lietuvą ištikus ekonominiai krizai ir kitokiems sunkumams. Na, ir kai gerbiamo Reinholdijaus buvo paklausta, kur dingo pinigai, kai palūkanų normos nukrito nuo 6 iki 4 procentų, jis atsakė, nežinau. Tuo tarpu tiek gerbiamas Vytautas, tiek dėstytojas Toluba pateikė gana suprantamą ir motyvuotą atsakymą. Taigi, ar nereikia kai kam į pensiją? Susitinka Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos premjerai. Vokietijos premjeras sako, nu, kolegos, ką aš galiu pasakyti? Matot, pas mus, kaip Vokietijoje, maždaug atlyginimas yra apie 2000 eurų, tai 200 eurų sumoka mokesčiams, nu, vat iš to 1800 ir pragyvena kažkaip tai žmonės. Lenkijos premjeras sako, nu, pas mus, aišku, tiek nėra, pas mus kažkur 500 atlyginimas eurų, nu, tai maždaug apie 100 eurų sumoka mokesčių, nu, tai vat už tuos 400 kažkaip pragyvena žmonės. Mūsų premjeras sako, nu ką, pas mus tai aš sako kaip, nu, pas mus tai iš vis, nu kaip yra, maždaug atlyginimas taip maždaug apie 200 eurų, nu, o mokesčių kažkur tai taip 300 eurų, tai iš kur jie tą 100 dar mokesčiams gauna, tai aš neįsivaizduoju. Paklausiu, kaip vertinate praėjusius Lietuvos prezidento rinkimus?
Puikiai vertinu, ypač labai gerai vertinu mūsų išrinktą naują prezidentę, nes visapusiškai Lietuva turės ką veikti, atsinaujinti. Manau, kad reitingai skolinimos Lietuvos pakils, politiniai balai irgi bus aukštesni. Ir pasakymas vakar labai geras buvo toks, kad dėl Leo LT, kai teisininkai nespėja, reikia 3 mėnesių, pasakė, dirbkit naktim. Aš ir studentam vis laik sakau, jei nespėja, dirbkit naktim. Nėra ko miegoti, nes laiko tempimas neduoda niekad gerų rezultatų. Reikia daryti čia ir dabar. Ir manau, kad prezidentę turėsim tikrai gerą. O kokių permainų tikitės Lietuvos ekonominėme gyvenime? Lito devalvavimo. Kas be ko, visi apie tai žino ir jisai bus. Ne, iš tikrųjų kas? Atsigaus ekonomika, tik atsigaus ne taip greitai, kaip sako, bet manau, kad 2 metai turės praeit, kad kažkas vėl pradėtų normaliai egzistuoti. Ir be abejo, jeigu bus normali prezidentė, gal Seimas netaip darys anekdotinių situacijų, ir tai teigiamą efektą duos tiek verslui, tiek paprastiems žmonėms. O minėjote, kad studentams tenka dirbti naktimis, o ar dėstytojai tenka? Aš miegu po 6 valandas, nes iš dėstytojo atlyginimo 1500 litų į rankas, dirbant 6 dienas per savaitę, pragyventi nelabai įmanoma.